Panašu, kad didžioji dalis merginų, kurios jau yra ne pirmoje ir ne antroje laidoje, šiandien yra tvirtai nusprendusios išeiti iš laidos tiesiai į pasimatymą su kažkuriuo vaikinu. Intriga prasideda. Pasitikime pirmąjį vaikiną. Пешеходам уже быть достало. Sveikas, panelis, aš Nikolajus iš Klaipėdos. Nikolajus iš Klaipėdos. Kaip sekas kauniečiam žinom, kaip vilniečiam taip pat, kaip sekas klaipėdiečiam. Pirmasis raundas. Merginos, jūsų pasirinkimas. Taip, Nikolajau, skaičiuojam paprastai 6 raudonos šviesos. Iš 30 tai yra neblogai, 24 baltos, kitaip tariant, palankumas yra tavo pusėje. Prieikime prie pirmosios beveik raudoną šviesą uždegusios Monikos. Monika, kas netiko šį vakarą? Man nepatinka apželtukai. Koks gražus žodis, apželtukai. Gal kas nors turite barzdaskutę? Nikolajau, gal išbėg greit į kiemą bent į asfaltą pasitrink. Ar dar kažką. Bet gal yra merginų, kuriams patinka apželtukai, gauročiai, meškinai. Jee! Tau patinka apželtukai? Patinka. Ir kuo daugiau, tuo geriau. Aišku. Uhu! Kai kam tu patinki, kai kas sakė, kad tai nepatinka, tačiau tai yra tik pirmasis raundas. Todėl metas tave pažinti dar labiau. Merginos, leiskite dar kartelį šio kartą jau plačiau prisistatyti Nikolajui. Taip, paminėsiu, kad man vis dėlto patinka adrenalinas, ekstremas, tai, kas suteikia gyvenimui šiokį tokį jaudulį. Ir manau, aš ieškau panelės, kuri nemėgtų sėdėti vienoje vietoje ir vis dėlto judėtų. Ir kažką tai gyvenime norėtų pasiekti, patirti ir pamatyti. Iškart patarimas panelėms, nestovėkit vienoje vietoje, judėkite. Taip, merginos nejudėjo, tačiau merginos, žinoma, turi galimybę apsispręsti po antrojo raundo. Ar Nikolajus apželtukas joms patinka? Merginos, jūsų sprendimas. Aha, turime įvairiausių spalvų, raudonų padaugėjo, bet labai nedaug. O, ką aš matau? Aišku, šiek tiek praeirės Bermudų trikampis, Birutė Inga ir naujoji mūsų mergina Akvilė. Kaip čia atsitiko, kad ne viena nepaspaudėt raudono mygtuko, keičia taktiką, kapitonė neduosim kalbėti. O mums apželtukai visgi patinka. Netgi labai žinokit, ir kadangi jisai labai mėgsta aktyvų laisvalaikio praleidimo būdą, manau, mes su juos startumėm. Jūs paklausykite šių merginų frazių. Jos kalba ne už save, kad aš susitarčiau. Jos sako, mes susitartume. Ir tai dar vienas įrodymas, kad čia jos atėjo žaisti bendro, komandinio žaidimo. Visos prieš apželtuką. Pirmą kartą laidos istorijoje grįžau prie normaliai paserviruoto stalo. Užkandos nėra. Bet trūksta tik agurkėlio. Gal agurkėlis yra po skrybėlę. Gerai, metas išnarplioti intrigą. Atėjo trečiasis raundas ir metas Nikolajui parodyti savo slaptuosius sugebėjimus. Arba jie padės jam, arba jie jį pražudys. Aš tikiuosi, kad tau tikrai pasiseks, nes tai, ką darai, tikrai yra įspūdingai gražu. Pirmin! Man reikės pagalbos. Tau reikia merginos. Šiaip jo, vienos iš merginos. Gal kuris sutiktų? Aš manau, kad Monika gali sutikti dėl to, kad ji jau nebedalyvauja žaidime, nes ji Nikolajui pasakė griežtą ne. Monika! Žiūrėk, užduosiu elementarų klausimą. Čia yra stalas, čia yra stiklinė vandens, čia yra kepurė. Kaip tu manai, ar yra galimybė išgerti šitą vandenį iš tos stiklinės, uždengus kepurę ir jos nepalietus? Manau, tau viskas įmanoma. Pabandysiu tai pademonstruoti. Gerai. Merginos, Nikolajus daro tai, kas atrodo neįmanoma.
Ne, tu eik, aš netikiu. Tu nepakėlęs skrybelės, išgėrei gėrimą. Nikolajau, tu gerąją ir linksmąją prasme esi tikras sukčius ir tai yra nuostabu. Ačiū tau, wow! Gerbiamosios damos, jūs dabar turite pasakyti verdiktą ir nuspręsti, ar šis fokusas, kurį atliko Nikolajus, jums patiko. Jepa! Metas trečiajam raundui. Jūsų sprendimas. Mes su Nikolajumi iš Klaipėdos lyg į jūrą žiūrime į horizontą ir matome 8 baltas spalvas. Pats metas šiuo kartu jau greičiausiai paskutinį kartą apklausti merginas. Baltos spalvos yra mums svarbiausios. Inga, kodėl tu likai ir po trečiojo raundo? Dėl to, kad apgavo. Patiko. Aš pirmą kartą girdžiu merginą, kuriai patinka, kai ją kas nors apgauna. Gerai. Pats metas surimtėti. Nikolajau, mes neblogai laikomės prieš šį bastioną. Prieš šį, vos nepasakiau, širšių avilį. Pats metas tau užgesinti visas spalvas, baltas spalvas ir palikti tik 2, iš kurių vieną tu pasirinksi ir eisi į pasimatymą. Nikolajau, išdidžiai į priekį! Neleidžia Kotrynos išjungti. Liko 4 baltos spalvos, reikia tik 2. Liko 3. Tai mes padarėme planą, kuris vadinasi Raudonas stalas pasimatymui galas. Tačiau yra 2 balti stalai. 2 baltos šviesos. Dabar tu turi užduoti tiesų, aišku, klausimą 2 merginom. Kotrynai arba Birutei. 1 abiems. Ko jūs tikitės iš gyvenimo? Wow. Ar tai nebus sudėtingesnis klausimas už klausimą, kas šieną ravi? Na, pirmiausia, kas šieną ravi ir ko tikitės iš gyvenimo? Ne, iš Kas tikrųjų. netingi, tas ir ravi. O apie ko gyvenimą? tikiuosi iš gyvenimo? Tikiuosi pragyventi jį taip, kad nereiktų gailėtis ir tiesiog palikti šią žemę į savo pėdą. Kilni graži misija. Kotryna. Tikiuosi pasiekti visų savo užsibrėžtus tikslų, jų turiu daug. Nikolajau, kad tau būtų apsispręsti dar lengviau, aš turiu vieną slaptą faktą. Viena iš tų 2 merginų namuose turi 30 batelių kolekciją. Smagu. Nežinau, ar tau tai padėjo, ar pakenkė, bet kokiu atveju, tu dabar turi atlikti lemiamą verdiktą ir palikti tik 1 šviesą. Kas reiškia, jog su ta mergina tu eini į pasimatymą, nes ją parsivesi už rankos. Pirmin, paskutinis ir lemiamas apsisprendimas. Kotryna ar Birutė? Ilgai ir laimingai. Ne, kol kas to nesakome. Tai yra tik pirmasis pasimatymas arba galimybė pažinti viens kitą geriau. Kaip kažkada Palangoje Kastytis susitiko Birutę, tai buvo istorija. Šiuokart Birutė susitiko 21 amžiui Nikolajų. Linkime jums sėkmės ir malonaus pirmojo pasimatymo.